Broliai, šiandien noriu pasidalinti mokymu apie tai, ką pastebiu daugelio žmonių gyvenime, kai jų gyvenimas yra užstrigęs. Ar pastebėjote, kad yra žmonių, kuriems atrodo, kad kai tik jie pradeda kilti, visada, kai atrodo, kad viskas klostosi labai gerai, staiga kažkas tarsi ištraukia iš jų po kojomis kilimą. Ir tada jie suklumpa, įklimpsta į skolas, jie vėl grįžta atgal, niekada nesugeba iš to ištrūkti. Ar pastebėjote tai? Tai tarsi žmogus stovėtų ant bėgančio takelio. Jis juda, daug daro, bet iš vietos nepajuda. Ir aš pasakysiu čia vieną dalyką, kurį galbūt retai teko girdėti, galbūt niekada negirdėjote jokioje bažnyčioje iš jokio pastoriaus apie tai kalbant. Žinau, kad daugelis dabar pagalvos: pastorių, bet kur tai parašyta Biblijoje, apie ką jūs kalbėsite? Taigi, aš čia paaiškinsiu, broliai, apie žmones, kurių gyvenimas yra užstrigęs. Aš nesakau, kad visų gyvenimas toks yra dėl šios priežasties, bet didžioji tiesa ta, kad daugelis žmonių, jei jie pažvelgtų į praeitį, jie atvėrė dvasinės duris. Ir dabar priešas randa spragas ir jis neleidžia jiems klestėti. Kai kalbu apie klestėjimą, tai ne tik pinigai, broliai, bet taip pat ir pinigai, bet klestėjimas yra visose gyvenimo srityse. Yra žmonių, kurie jau atidavė savo gyvenimą Jėzui, jau atsivertė, bet jos vis tiek lieka liūdnos, vis tiek nesugeba įveikti savo sunkumų, jos vis tiek lieka prislėgtos, jos vis tiek taip gyvena. Visada pesimistiškos, atrodo, kad gyvenimas nėra toks, kokį Dievas suplanavo, supranti? Bet žmogus taip pat nesugeba iš to išeiti. Taip, šiandien tau čia parodysiu. Pirmiausia, noriu papasakoti liudijimą, kažką, kas nutiko. Beje, liūdnąjį liudijimą, ar ne? Kai liudijimas liūdnas liudijimas, kuris yra toks. Vieną dieną vaikinas manęs ieškojo ir jis pasakė taip: pastoriau, žiūrėkite, aš nesuprantu, kas su manim vyksta. Savo gyvenimą jau atidaviau Jėzui, bet atrodo, kad aš nejudu į priekį, nejudu iš vietos. Tada pradėjau su juo kalbėtis ir norėjau sužinoti apie jo praeitį, koks buvo jo gyvenimas anksčiau. Nes nežinau, ar žinote, bet daugelis dalykų, kuriuos darome šiandien, yra susiję su mūsų vaikyste. Tai susiję netgi su nėštumu, ar apie tai žinojote ar ne. Ar žinojote, kad motina, pavyzdžiui, kuri nenorėjo vaiko, tai gali lemti, kad vaikas, paauglys ar suaugęs, jis jaučia atstūmimo jausmą, mano, kad yra atstumtas, net nežino kodėl, bet dažnai nori nusižudyti, nesugeba turėti aukštos savivertės. Galiausiai, aš net nenorėjau žinoti, kas nutiko jo motinos nėštumo metu. Visiškai nenorėjau. Man rūpėjo tik viena, kaip buvo praeityje. Ar visą gyvenimą buvote krikščionis? Ir jis atsakė: taip, pastoriau, leiskite papasakoti jums. Atkreipkite dėmesį, broliai, nes kartais tai yra daugelio iš jūsų istorija. Gerai? Tik atsakykite man į vieną dalyką, paklausiu. Ar gerai girdite garsą? Parašykite komentaruose. Šlovė Dievui. Daugelį žmonių paliečia žinutės, kurias aš atnešu. Ir aš šlovinu Viešpatį, broliai. Dievas yra nuostabus. Kiek daug išlaisvinimo Dievas atnešė Sofiomis dienomis, ar ne? Atsimenu, kad šiomis dienomis surengiau 7 dienų pasninkų ir maldos ciklą. Broliai, jei jums papasakočiau, aš ir mano žmona, mes jau gavome atsakymą, kurį jums pasakysiu. Jau daugiau nei 5 metus sem negaudavome tokio aiškaus, tokio ryškaus atsakymo. Dėl tarnystės, dėl to, kad Dievas mums yra paruošęs, aš padarysiu taip, tu, kuris mane stebi per YouTube, aš paliksiu prisektą komentarą su šios maldos kampanijos nuoroda, kad galėtum sekti kartu su manimi. Gerai? Broliai, daug kas sako, kad garsas yra geras. Šlovė Dievui. Sandy sako: pastoriau, jūsų liudijimas yra labai stiprus. Jau girdėjau daug kartų. Šlovė Dievui. Einam, broliai. Tada šis vaikinas pradėjo sakyti štai ką. Jis pasakė: pastoriau, kai buvau vaikas, mano tėvai neturėjo Biblijos pažinimo, tiesa? Ir jie mane nuvedė pas užkalbėtoją. Ir ten prisimenu, kad gaudavau tokį dvasinio apvalymo ritualą. Jis ten už mane kalbėjo kažkokias maldas,
Ir aš nežinau, kaip paaiškinti pastoriau, bet atrodo, kad mano gyvenimas užstrigęs. Taip, nuo tada, kai atidaviau savo gyvenimą Jėzui, atrodo, kad ne. Nelabai kas pasikeitė. Taip sakant, aš esu išgelbėtas, aš pažįstu Bibliją, bet mano gyvenimas vis tiek liko surištas. Ir tada aš paklausiau, gerai, tu buvai pas užkalbėtoją. Ar dar kas nors buvo? Pastoriau mes lankėmės kitose peigų centruose, lankėmės kitose vietose, ar ne? Bet aš niekada į tai neįsivėliau. Netgi tada jis man papasakojo štai ką. Aš pasakoju jų patirtį, broliai. Gerai supraskite. Jis pasakojo, kad pradėjo lankytis centre. Nežinau, ar tai buvo spiritistų centras, Makumbos centras, apie tai nieko nežinau. Jis pasakė štai ką. Jis jau buvo ten apie 6 mėnesius ir jam ta vieta nepatiko. Ne tik dėl aplinkos, bet jis pastebėjo, kad ten esantys žmonės, vyrai, kurie ten buvo, turėjo antrų ketinimų. Tai buvo susijęs su pinigais, jie iš žmonių prievartą reikalavo pinigų, prašė daug pinigų ir jis norėjo išeiti ir jis pasakė štai ką. Žiūrėk, jis netgi man pasakė vieną dalyką, taip jis pagalvojo ir jis pakomentavo savo namuose, kad jis nebenorėjo ten daugiau grįžti. Kitą dieną kažkas iš vidaus, lyg būtų atspėjęs, ji pasakė štai ką. Žiūrėk, pasakysiu tik vieną dalyką. Jei tu išeisi iš čia, mes ateisime paskui tave. Ir jis pasakė, ne, Dievas yra didesnis. Oi, Dievas yra didesnis. Aš netikiu tokiais dalykais. Dievas yra su manimi. Ir tada jis tikrai išėjo. Bet jis pastebėjo, kad po to, kai jis išėjo, situacija atrodo tik pablogėjo. Ir tada atėjo diena, kai jis pasikalbėjo su manimi. Ir kai jis man tai papasakojo, aš jam pasakiau štai ką. Dvasinis pasaulis veikia pagal dvasinius įstatymus. Todėl aš jums paskaitysiu vieną ištrauką iš Biblijos, tiksliau perskaitysiu kelias. Manau, tai labai praskaidrins jūsų mintis. Ir padarykime tai, broliai, prieš pradėdami noriu pasimelsti, prašydamas Dievo atverti mums akis. Nežinau, kad tai, ką pasakysiu, gali išlaisvinti daug žmonių. Jūs jau tiek ilgai savęs klausinėjate, žinau, kad jūs jau tiek ilgai savęs klausinėjate, kodėl man viskas taip sunku, kodėl atrodo, kad man viskas sudėtingiau. Šis vaizdo įrašas gali duoti atsakymą, kurio ieškojote. Pasimelskime. Amen. Viešpatie, mano Dieve ir mano Tėve. Aš atiduodu tau šią akimirką. Tai tu palietei mano širdį, kad kalbėčiau būtent šią temą. Ir aš tikiu, Tėve, kad dvasinėme pasaulyje egzistuoja dėsniai, egzistuoja dvasiniai raktai. Pats Viešpats atidavė šį raktą apaštalui Petrui tuo metu, o dabar šis raktas yra bažnyčios rankose. Viskas, ką surišime čia, žemėje, bus surišta danguje. Ir viskas, ką atrišime čia, žemėje, bus atrišta danguje. Dieve, šiuo metu aš suvieniju savo tikėjimą su savo broliais. Ir aš prašau tavęs, dabar Viešpatie, palaimink mus savo palaiminimais. Parodyk mums, kur yra klaida. Parodyk mums, Viešpatie, kur yra problema. Dieve, kodėl kartais dalykai mūsų gyvenime būna tokie sudėtingi? Dieve, yra žmonių čia, kuriems niekas nesiseka, net ir pažįstant tavo žodį. Viešpatie, kol aš kalbu, Dieve, tegul tavo šventoji dvasia dvelktų, paliečia kiekvieno čia šiandien esančią širdį, Dieve. Ir tegul jie šiandien išeina iš čia pakeisti, išlaisvinti, išgydyti Jėzaus vardu. Amen. Pašalink, Viešpatie, ir visus išsiblaškymus. Tegul mes neprarandame šios sėklos, kuri bus pasėta mūsų širdyje, Jėzaus vardu. Amen. Šlovė Dievui. Broliai, aš perskaitysiu jums ištrauką, gerai? Ji yra pakartoto įstatymo knygoje, 18 skyriuje, nuo 9 iki 13 eilutės. Ir ten sakoma taip. Kai įeisite į žemę, kurią Viešpats jūsų Dievas jums duoda, būkite labai atsargus ir nesekite bjauriais tautų, kurios ten gyvena papročiais. Tarp jūsų niekada neturi būti nė vieno, kuris degintų savo sūnų ar dukterį kaip auką. Taip pat neleiskite, kad kas nors iš žmonių užsimtų būrimu, pranašavimu, kerėjimu, aiškintų ženklus, užsimtų raganavimu ar burtų užkalbėjimu. Veiktų kaip mediumas ar užsimtų okultizmu ar kreiptųsi į mirusiųjų dvasias. Kas daro tokius dalykus, yra bjaurus Viešpačiui. Būtent todėl, kad kitos tautos daro šios bjaurius dalykus, Viešpats jūsų Dievas jas išvarys iš jūsų akivaizdos. Todėl būkite negailestingi, būkite nekalti Viešpate savo Dievo akivaizdoje. Amen. Broliai, pažiūrėkite, kokį perspėjimą Dievas čia atnešė Izraelio tautai per Mozių. Ir Dievas pasakė štai ką. Žiūrėkite, aš jums duosiu pažadėtąją žemę. Aš jūs nuvesiu ten, kad gyventumėte daug geresnį gyvenimą, nei iki šiol gyvenate.
Bet kai ten atvyksite, jūs pastebėsit, kad kitos tautos daro tam tikrus dalykus, kurie man yra bjaurūs. Tai pats Dievas tai pasakė, gerai? Ir Dievas jiems tai pasakė. Žiūrėkite. Ten jūs sutiksite žmonių, kurie užsiema raganavimu. Žmonių, kurie yra mediumai. Okultizmo praktikuotojų. Jie konsultuojasi su mirusiųjų dvasiomis. Jie ieško tokių dalykų, apie kuriuos galbūt manote, na čia nieko blogo nėra. Ne. Man tai yra bjauru. Tai pasakė Dievas, tai parašyta Dievo žodyje. Dievas. Taigi, broliai, šiais klausimais būrimas, tarotai, ateities būrimas, būrimas iš delno, žinote, kai leidžiate kažkam skaityti jūsų delną, taip, tai nėra taip, žinote, pastoriau, aš netikiu, kad šie dalykai mane paveiks. Pastoriau, aš netikiu, kad tai turi kokią nors reikšmę, kad Dievui rūpi tokie maži dalykai. Čia visiškai nėra jokios problemos. Broliai, kai aš perskaičiau šią ištrauką tam vaikinui, kuris pas mane atėjo, jis pradėjo sakyti, pastoriau, netikiu. Tu nori pasakyti, kad tai, ką padariau anksčiau, šiandien gali trukdyti mano gyvenimui? Aš pasakiau, brolau, būtent taip. Aš tikiu, kad būtent taip ir yra. Žinai kodėl? Tu išėjai iš tos vietos. Tu išėjai iš to užkalbėtojo, iš to centro, kuriame buvo iš to šventyklos, bet ten tu atvėrei dvasinį portalą savo gyvenimui, savo šeimai. Ir aš pasakiau, dabar tau reikia uždaryti šias duris, supratai? Nes Biblija sako, pats Dievas pasakė, žiūrėkite, nesikreipkite į nieką iš to. Nesikreipkite į tuos, kurie šaukėsi mirusiųjų, į tuos, kurie užsiema būrimu. Nesivaikykite šių dalykų, nes būtent dėl to šios tautos patirs pasekmes, šios tautos brangiai už tai sumokės. Nes broliai, dvasinėme pasaulyje nesvarbu, ar esi geras žmogus, nesvarbu, ar esi iš geros šeimos, ar esi geras žmogus. Priešui tai nerūpi, broliai. Velnias atėjo tam, kad sunaikintų žmonės. Bet ačiū Dievui, Biblija sako, kad Dievo sūnus apsireiškia tam, kad sugriautų velnio darbus, amen. Tam Jėzus ir atėjo į šią žemę, kad būtum visiškai išlaisvintas. Prisiminkite, kai Jėzus artėjo prie savo paskutiniųjų dienų ir tada jis parodė pirštu ir pasakė, štai ateina šio amžiaus kunigaikštis, su kuriuo aš neturiu nieko bendra. Ar žinote, ką Jėzus norėjo pasakyti, broliai? Štai, tai yra šėtonas. Ir jis neturi nieko manyje, o aš neturiu nieko jame. Mes esame kaip vanduo ir aliejus, mes nesusimaišome. Toks turi būti tikinčio gyvenimas, broliai. Krikščionis, jis turi būti šventas, jis turi vaikščioti su Dievu. Net jei sakote, pastoriau, bet mes visi esame nusidėjėliai. Tai tiesa, broliai, bet leiskite jums pasakyti vieną dalyką. Šventumas tai nėra tai, kiek jūs nustojate nusidėti. Bet tai, kiek daugiau jūs apsivalote, būtent tada Dievas pradeda veikti jūsų gyvenime. Kuo daugiau jūs atgailaujate už savo nuodėmes ir prašote Jėzaus kraujo jūs apvalyti, jūs apsaugoti, ten jūs pradedate atsinaujinti, jūs augate dvasiškai su Dievu. Šventoji dvasia pradeda veikti jumyse, nes šventumas negali būti sukurtas mūsų žmogiškomis pastangomis. Tai yra kažkas, ką šventoji dvasia sukuria mumyse. Amen. Prisiminkite Galatams 5 skyrių, kuriame kalbama apie dvasios vaisius – gerumą, savitvardą. Kiek daug žmonių, ar ne, yra pikti, keikia net ir pažinę Dievą. Ko trūksta? Savitvardos. Kai kas nors jūs suerzina, kai kas nors su jumis elgiasi, sumenkina jūs, ar ne, jūs niekina. Taip, tokiu momentu galite parodyti savitvardą. Taigi, ką noriu pasakyti? Mes turime gyventi dorai. Kai atsivertėme brolį, kaip pats Jėzus pasakė, ar ne, tai moteriai, kuri buvo pagauta svetimaujant, eik ir daugiau nebenusidėk, kad tau nenutiktų kas nors blogiau. Deja, mes žinome, kad daugelis žmonių nuklydo nuo tikėjimo, šiandien jiems labai sunku sugrįžti į Dievo kelius. Ar ne taip, broliai? Tai yra kova. Kodėl? Priešas nelieka patenkintas, nes jis nenori, kad tu augtum su Dievu, kad tu duotum vaisių. Tai yra Dievo tikslas, kad tu turėtum daug vaisių. Tai Jėzus pasakė ofokiniams. Amen? Ar supranti žinią iki šiol? Taigi, mes ką tik perskaitėme ištrauką, kur Dievas pasakė, nesivelkite į tai, nesikreipkite, neieškokit jokių žmonių, kurie tai daro, nes tai yra bjauru, Dievui tai yra pasibjaurėtina. Taigi dabar tau reikia nutraukti,
Bet pažiūrėk dar vieną ištrauką, kur apaštalas Paulius, dabar jau Naujajame testamente, Paulius pasakė pirmame laiške Korintiečiams, 10 skyriuje, nuo 19 iki 20 eilutės, ir jis pasakė taip: štai, ar maistas paaukotas stabams turi kokią nors reikšmę? Ar stabai yra tikri dievai? Visiškai ne. Aš sakau, kad šios aukos aukojamos demonams, o ne Dievui. Ir ne. Ir aš nenoriu, kad jūs turėtumėte ką nors bendro su demonais. Jūs negalite gerti viešpaties taurės ir kartu demonų taurės. Jūs negalite dalyvauti viešpaties stalo ir kartu demonų stalo. Broliai, apaštalas Paulius, jis kalbėjo apie maistą, kuris buvo aukojamas stabams, pašvęstas demonams. Jis sakė: ar jie turi kokią nors reikšmę, ar jie tikri dievai? Jokiu būdu. Bet jis pasakė: tai vis dar priklauso demonui ir tu nebegali turėti jokio ryšio su tuo, kas yra iš tamsos, tu dabar esi šviesoje. Amen? Taigi, Paulius pasakė: aš nenoriu, kad jūs sėdėtumėt prie viešpatės stalo ir prie demonų stalo. Leiskite man jums kai ką papasakoti. Broliai, vieną dieną aš sapnavau. Tas sapnas buvo labai tikroviškas. Ir leiskite papasakoti, kas nutiko. Aš buvau ten namuose su savo šeima ir prisimenu, kad buvo žmonių iš kitos religijos, ar ne? Svarbiausia čia kalbėti apie Bibliją, gerai? Ir tos religijos žmonės padėjo daug aukų, jūs suprasite. Jie padėjo daug aukų namo kieme, ten buvo spragėsių, buvo daug visko ir tuo momentu aš žiūrėjau į visą tai ir pagalvojau: žmonės, kaip jie leido, kad tai patektų į mano šeimą, į mano namus, į mano tėvų namus beje. Kaip jie tai leido, žmonės? Tuo metu atėjo mano sūnus, atkreipkite dėmesį, atėjo mano sūnus ir jis iškart nuėjo prie spragėsių. Iškart. Aš pasakiau: ne sūnau, aš dar išplėšiau. Broliai, taip išplėšiau. Žiūrėkite. Taip, prie jo burnos aš pasakiau: viešpate, pasigailėk mano sūnau, nevalgyt. Bet tada pažiūrėkite, koks keistas dalykas. Sapnas yra toks dalykas, kurio mes visiškai negalime paaiškinti, ar ne? Kartais mes suprantame, kartais tik matome, taip kažką mažai kažką, bet vis tiek. Praėjo laikas, aš atsisėdau ten ir buvo labai keisti žmonės, aš jų nepažinojau, nežinojau, kas jie tokie. Ir aš sėdėjau ten, staiga, broliai, aš paėmiau ir įsidėjau maisto į burną. Neprisimenu, vos spragėsiai ar kažkas kito, kas buvo ant stalo. Netyčia kalbėdamas iš čia, aš nuėjau, paėmiau ir įsidėjau. Ir kai tik įsidėjau, žinote, kas atsitiko? Aš pamačiau šešėlį, greitai pralėkė priešais mane. Kai pažiūrėjau į šoną, pamačiau dar vieną šešėlį. Tuo momentu aš pasakiau, pasakiau: Dieve mano regėjimas atsivėrė, mano dvasinis regėjimas dabar atviras. Ir tada aš pabudau. Tuo momentu pajutau Dievo vedimą pasimelsti, prašyti už savo šeimą ir taip pat prašyti atleidimo už savo gyvenimą, kai buvau įsivėlęs į tai praeityje. Ir aš pradėjau suprasti, broliai, kad Dievas man rodė, jog buvo atidarytos durys, nes tas stalas su tomis aukomis buvo mano tėvų namuose. Ir aš pagalvojau: žmonės, kas tai galėtų būti? Gal tai kažkuris mano giminaitis? Gal tai aš? Na, galiausiai pasimeldžiau už visus ir pasimeldžiau už save taip pat. Jei kyla abejonių, malda niekada nepakenks, ar ne, broliai? Bet žodžiu, štai kas vyksta. Apaštalas Paulius sakė: žiūrėkite, yra dalykų, kurie yra pašventinti, tad melskitės prieš tai, nes jūs negalite dalyvauti kažkame, kas yra pašventinta. Tai demonas. Ir tada jūs einate ten ir įsitraukėte į pašventintus dalykus. Dievui taip negalima, broliai. Turime užimti poziciją. Amen. Ir jūs galite nematyti, kas vyksta, bet noriu, kad žinotumėte vieną dalyką. Egzistuoja dvasinė realybė už viso to. Ir galbūt jūs žiūrite į tai tik teologiniu požiūriu. Bet broliai, praktikoje vyksta dalykai. Dvasinis pasaulis yra toks sudėtingas, kad būtų neįmanoma prašyti visų atvejų, visų detalių Biblijoje, suprantate? Bet jūs turite suprasti štai ką. Tai yra Dievo žodis, kuris yra ginklas, mūsų dvasinis ginklas, kuris suteiks mums pergalę. Ir aš tiksliai pasakysiu, ką jūs turite daryti. Bet yra dar viena eilutė, kuri sako štai ką. Efeziečiams laiške, 4 skyriuje, 7 eilutėje. Neduokite vietos velniui. Ką apaštalas Paulius nori pasakyti? Žiūrėkite, tam tikri dalykai, kuriuos mes darome, atveria dvasinės duris ir tu suteiki vietą, ar ne, velniui, ir tu toliau laikai tas duris atviras. Ir tada leis man grįžti, prisimink, kad pasakau tau apie tą vaikiną, kuris man pasakė: pastoriau, mano gyvenimas užstrigęs. Ir tada aš jam papasakau, ar ne?
Žiūrėk, galbūt dėl to tu palikai spragą anksčiau, tu atvėrei duris anksčiau, o jis manė, kad su tuo neturi nieko bendra. Na žodžiu, ar tikite, kad mažiau nei per mėnesį mano brolis man atsiuntė žinią, jis pasakė: Džuniniau, jis mane taip vadina, ar ne? Pažiūrėk į šitą straipsnį, kuris pasirodė. Kai pažiūrėjau, broliai, tas vaikinas, bet jis buvo suimtas, taip? Jis kontrabandaudavo papuošalus, tai deimantus, žinai. Ir tada pagalvojau, pažiūrėk, jis neapsisprendė. Jis žino žodį, bet jis negyveno šventumo gyvenimo, paklusnumo gyvenimo, tiesa? Ir tada jis paliko plyšį priešui. Ir aišku, kad jo gyvenimas buvo surištas, nes jis nepadarė to, ką turėjo padaryti, tai yra uždaryti tas duris, ir aš tau parodysiu, kaip tu uždarysi tas duris. Amen. Supranti žinią? Tai tęsk su manimi, nes aš skaitysiu kitą ištrauką. Atkreip dėmesį, pažiūrėk, ką sako Biblija. Kai apaštalas Paulius kartu su kitais apaštalais skelbė toje vietoje, pažiūrėk, kas atsitiko. Apaštalų darbai 19 skyrius, 18 ir 19 eilutės sako taip. Daugelis, kurie įtikėjo, išpažino savo nuodėmingus darbus, daugelis iš jų, kurie buvo užsiėmę burtininkavimu, atnešė savo kerėjimo knygas ir viešai jas sudegino. Knygų vertė siekia 50 000 sidabrinių monetų. Taip viešpaties žinia plačiai pasklido ir turėjo didelę galią. Amen. Broliai, čia apaštalai, ar ne, jie skelbė ir daugelis žmonių, kurie išgirdo žinią, patikėjo Evangeliją, patikėjo Jėzumi ir nusprendė nutraukti ryšius su praeitimi. Ką jie padarė? Jie pradėjo taikyti tai, kas prasidėjo jų širdyse. Kitaip tariant, tikėjimas be darbų yra miręs. Jie turėjo tikėjimą, bet dabar jie turėjo ir darbus. Ir ką jie padarė? Jie paėmė visas burtų, raganavimo, užkeikimų, prietarų, filosofijos knygas, žinai tuos dalykus, kurie tavo manimu neturi jokios reikšmės. Kad tai tau nepakenks? Broliai, jie viską sudegino ir tai buvo labai didelė suma – 50 000 sidabrinių monetų. Aš net prisimenu, kai atsivertiau, aš jau daug kartų apie tai pasakau, ar ne, socialiniuose tinkluose. Aš turėjau altorių namuose, buvau jį pasidėjęs savo spintoje, savo kambario spintoje. Aš išėmiau, ten pastatėjau altorių, išėmiau visus drabužius, mano mama labai pykdavo, nes ten buvo netvarka. Ir trumpai tariant, aš ten savo spintoje pastatėjau altorių, žvakė degdavo visą dieną. Smilkalai, broliai, viskas, kas buvo susijęs su okultizmu. Man tai patiko, man buvo įdomu, bet aš nesupratau, ką darau, buvau dvasiškai aklas, tiesa? Ir tada ten spintoje pridėjau daug sunkių dalykų, padėjau kaukolę. Aš pridėjau daug nykštukų, burtininkų ar ne, fėjų, man labai patiko tas ezoterikos pasaulis. Apibendrinant, kai atsivertiau, štai klausimas, ne, ką dabar darysiu su tais dalykais. Broliai, viską sudėjau į dėžę. Viską sudėjau, broliai, išvaliau ir sudėjau drabužius atgal. Beje, tuo metu dėvėjau tik juodus drabužius, ar ne, juodus marštinėlius. Apatiniai turėjo būti juodi, kojinės juodos, viskas juoda. Ir pasakiau savo mamai: mama, nuvažiuok į miesto centrą ir nupirk spalvotų drabužių, nes man gėda taip išeiti į gatvę. Broliai, šventoji dvasia taip stipriai dirbo manyje, mano gyvenime. Iš vidaus į išorę jis mane valė. Ir tada su ta dėže palikau ją ten keletą dienų, kol sutikau žmonės iš maldos grupės. Ir aš jiems pasakiau, kad turiu tą dėžę. Ir tada aš taip pat sutikau savo gerą draugą, kuris yra mano draugas iki šiol. Įsivaizduok, tai buvo 2002 metais. Kiek metų praėjo? Daugiau nei 20 metų. Ir ten aš jam pasakiau: sudaužykime tai, užbaikime visą tai. Broliai, mes nuėjome ten, taip, aš ir dar 3-4 žmonės ir pradėjome laužyti. Broliai, tas daiktas nesulūžo. Negaliu paaiškinti, bet jis nesulūžo. Mes daužėme kūjų, daužėme lazda, kol galiausiai pradėjo lūžti. Kai sulūžo, broliai iš vidaus pradėjo byrėti baltos dulkės. Taip, ten buvo ir spalvotų dulkių, mes labai išsigandame, bet tuo metu aš pradėjau šokinėti iš džiaugsmo. Mane užplūdo toks didelis džiaugsmas, broliai, nes aš nutraukiau ryšį su praeitimi, su tamsa, su tomis okultinėmis praktikomis. Žinote, aš buvau toks laimingas, broliai, kad žmonės nieko nesuprato. Jie uždėjo ranką ant mano galvos. Drausdami, jie manė, kad aš esu apsėstas, kad aš tyčiojuosi,
Ir aš pasakiau, broliai, sustokit, aš esu pilnas šventosios dvasios, aš esu pilnas džiaugsmo. Broliai, mane buvo apėmęs toks stiprus džiaugsmas, žinot, kas atsitiko? Kai aš išėjau iš ten ir grįžau namo, aš išgirdau, broliai, tai buvo labai aišku, aš tai labai aiškiai išgirdau tiesiai į ausį. Dabar tu nuėjai per toli, aš tavęs laukiu ten, tavo namuose. Prisipažįstu, kad vilkinau, bet delsiu grįžti namo, nes labai bijojau broliai, bet tik kartojau, Dieve, saugok mane. Dabar tikrai manau, kad nuėjau per toli. Aš priėmiau sprendimą nutraukti viską, kas buvo neverta, kas man jau nebetiko. Tik dabar aš bijojau, bet atspėkite ką, broliai, kai grįžau namo, kas mane pasitiko? Mano močiutė. Mano močiutė mane apkabino ir pasakė, Dieve mano džiūniniau, aš labai džiaugiuosi sužinojusi, kad dabar tu esi mano brolis tikėjime. Tu atsivertei, šlovė Dievui, aš nebesu viena šeimoje. Broli, žinai, kas atsitiko? Mano tėčio mama, mano močiutė iš tėvo pusės. Ji buvo neseniai atsivertusi ir lankėsi į Grėda Grace. Tai kad žinotum, ji buvo ligoninėje labai serganti, turėjo daug ligų. Ir tada viena mergina ėjo iš palatos į palatą, paklausė, ar galiu už ją pasimelsti. Ir ji pasakė, ne, aš esu katalikė, aš nesutinku su tuo, ką jūs ten kalbat ir panašiai. Mergina pasakė, na bet tai tik malda, leiskite man pasimelsti už jūs. Kai ji pasimeldė už mano močiutė, broliai, ji buvo išgydyta iš karto. Ir mergina pasakė, žiūrėkit, ponia Tereza, kai jums pagerės, noriu, kad nueitumėte į mano bažnyčią. Ir tada paaiškino, kur yra bažnyčia, ir mano močiutė tos bažnyčios daugiau niekada nebepleido. Jie jau iškeliavo, jau yra šlovėje su Jėzumi. Greitai, ar ne? Po kelių metų, mes žinome, kai sakau po kelių metų, tai nereiškia, kad kitais metais, tikiuosi, kad ne, bet daugiausiai per 50 metų. 60 metų, jei tiek ilgai gyvensiu ar ne, aš būsiu ten su savo močiute ir mes švęsime per visą amžinybę, bet na, broliai, kai mano močiutė mane pasitiko, priėmė mane prie namų durų, aš buvau toks laimingas, broliai, ta baimė dingo, nes dabar supratau, kad Dievas yra su manimi. Tai buvo Dievo ženklas mano gyvenimui, žinote? Ir tada grįžtant prie kalbos čia, tie vyrai apaštalų darbų bažnyčioje nusprendė sulaužyti, sudeginti viską, kas buvo nevertinga. Ir tu taip pat turi būti ryžtingas, tiesa? Jie ne tik tikėjo, bet ir nutraukė ryšių su praeitimi. Amen? Aš perskaitysiu dar vieną ištrauką, kad suprastum, jog dalykus reikia išpažinti, jų reikia atsisakyti, jų reikia įsižadėti. Atkreip dėmesį, Jokūbo laiške, 4 skyriuje, 7 eilutėje sakoma taip. Pakluskite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Amen? Apaštalas Jokūbas sako štai ką. Žiūrėk, pirmiausia, tu turi paklusti Dievui, tai yra svarbiausia, tu turi paklusti Dievui, amen. Vieną minutėlę, broliai. Nes čia į kambarį įėjo žmonės. Taip, čia parašyta, žiūrėkite, pakluskite Dievui, gyvenkite paklusdami viešpačiui. Jei Dievas tau kažką pasakė, įgyvendink tai, supranti? Yra žmonių, kurie manęs klauso čia, ir aš tikiu, kad Dievas jau kalbėjo į tavo širdį. Dievas jau tau davė strategiją. Imkis to. Jei reikia atsiprašyti, atsiprašyk. Jei reikia kam nors atleisti, atleisk. Jei reikia nueiti ir pasikalbėti su tuo žmogumi, jei reikia įgyvendinti kokią nors idėją, padaryk tai, ženk pirmą žingsnį. Galbūt kol aš čia su tavimi kalbu, daugelis jaučia, kaip širdis dega. Atrodo, kad atsakymas yra čia, prieš tave. Ir klausimas, ką tu darysi su tuo atsakymu? Nes jei tu nepriimsi sprendimo, niekas nepasikeis. Ir čia apaštalas Jokūbas sako, pakluskite Dievui, o kai jau pasimeldėjai, kai jau padarei, ką tuoj tau pasakysiu, tai yra atsisakyti, paskelbti dvasinėme pasaulyje, kad tu jau nebepriklausai priešui. Tada tu priešinsiesi nevilties dvasiai, velniui ir čia sakoma, žiūrėk ir jis pabėgs nuo tavęs. Amen. Taigi, pirmiausia, tu paklūsti Dievui, o tada priešini velnį ir jis pabėgs nuo tavęs. Ne aš tai sakau, bet Biblija, tai yra viešpaties žodis. Amen. Taigi, tai yra kažkas, ką mes padarysime dabar pat. Bet taip pat, ten 1 Jono laiške, 1 skyriuje, įsidėmėkite tai. 1 Jono laiškas, 1 skyrius, 9 eilutė yra parašyta, jei išpažinsime savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisus atleisti mums ir apvalyti mus nuo visos neteisybės. Broliai, čia sakoma štai kas. Tai yra pirmas žingsnis, kurį žengsime nuo dabar.
mes išpažinsime savo nuodėmes. Galbūt jūs manote, pastoriau, bet tai buvo kažkas, kas įvyko prieš 30 metų. Ir dar vienas dalykas, pastoriau. Daugelis žmonių man sako, pastoriau, ne aš pats ieškojau šitų dalykų, tai buvo mano šeima. Mano mama mane nuvedė pas užkalbėtoją, mano tėtis mane nuvedė į tą centrą į Tereiro, pastoriau, ne aš. Įmaus. Mes vis tiek turime melstis, mes turime prašyti atleidimo ir už savo artimuosius. Ir žinote ką? Aš nesu už tai, kad turėtume nuolat daryti regresiją. Bandydami prisiminti savo protėvių nuodėmes, bet broliai, svarbu žinoti dalykų, kurie įvyko anksčiau, istoriją, kad suprastume, jog daugelis ciklų šiandien kartojasi, mums to net nepastebint. Nuodėmių ir priklausomybių ciklai. Taip, kiek daug žmonių kartoja tą patį elgesio modelį, nes tai nutiko jų protėviams. Taigi čia sakoma, jei tu išpažinsi savo nuodėmę, Dievas yra ištikimas ir teisingas, kad tau atleistų. Jis yra teisingas, nes nuodėmė turėjo kainą ir nuodėmė turėjo būti nubausta, bet ši bausmė nekrito ant tavęs, ji krito ant Jėzaus. Amen. Jis kentėjo bausmę, kurios tu nusipelnėjai, ir todėl jis sako, kad ne tik tau atleis, bet ir apvalys tave nuo viso blogio, nuo visos neteisybės. Amen. Taigi, tau nereikia bijoti praeities, bijoti velnio, tu turi suprasti, kad Jėzus jau suteikė tau valdžią mindžioti gyvates ir skorpionus. Tai pats Kristus tai pasakė. Taigi, mes dabar čia kelsime maldą ir pirmiausia turiu tau pasakyti, kokie bus žingsniai. Visų pirma, kad tu uždarytum šias duris, turi atgailauti dėl savo nuodėmių. Dėl viso tavo įsitraukimo į okultizmą, dėl bet kokio dalyko, kurio Dievas nekenčia, kurio Dievas nepriima. Po to tu to atsisakysi, pasakysi, Dieve, aš nebenoriu to daugiau, gana, aš daugiau to nepriimu, broliai. Net šiandien yra krikščionių, kurie pavyzdžiui skaito horoskopus, kurie tiki, žinote, zodiakų, tokiais dalykais, broliai, mes krikščionys tikime žodžiu. Dievas yra tas, kuris valdo mūsų gyvenimą. Jis yra suverenas. Jei kas nors nepavyko, tai buvo Dievo leidimas, Dievas gali viską paversti palaima. Amen. Viską jis gali priversti tarnauti mūsų labui, bet vis dėlto. Taigi, dabar ateina tiesos akimirka ar ne akimirka, kai mes pritaikysime tai praktiškai. Aš pasakysiu keletą žodžių, o jūs pakartosite ten, kur esate, jei priėmei šį žodį į savo širdį. Ir tu nebenori, kad tavo gyvenimas būtų užblokuotas dėl jokios priežasties, tu nenori nieko, kas būtų iš priešo tavo gyvenime. Tada tu turi priimti tai, ką Biblija jau pasakė apie tave. Aš čia nesakau tik detalį. Aš nesakau, kad viskas, kas tavo gyvenime nepasiseka, yra iš velnio. Tikrai ne. Broliai, mes patys perkame nereikalingus dalykus, tada įklimstame į skolą su kreditinė kortele, neverta kaltinti velnio, suprantate? Mes patys nemokame tinkamai tvarkytis, arba mes patys uždirbame per mažai ir turime pagalvoti, kaip padidinti pajamas. Taigi neverta sakyti, pastoriau, aš visada moku skolas, tik moku sąskaitas ir nieko nelieka. Tu turi suprasti priežastį. Ar tai dvasinė problema, ar tau reikia išmokti tvarkyti finansus, reikia finansinio raštingumo. Aš kalbu apie finansinę pusę. Bet yra ir emocinė pusė, meilės srityje. Yra žmonių, kurie nesutaria su nieko, negali rasti partnerio, galbūt problema yra tavyje. Ir tada reikėtų įrašyti atskirą vaizdo įrašą vien apie santykius, ar ne? Nes yra žmonių, kurie kartoja tuos pačius ciklus. Kartais tėvas buvo neištikimas, o dabar tu pats kovoji su ta pačia nuodėme ir turi suprasti, kaip nutraukti tą nuodėmę, tą ciklą. Beje, aš parašiau knygą pavadinimu Laužant ciklus, ji yra pagrindinėse Brazilijos knygynuose, jei norėtumėte įsigyti, ten aš plačiau apie tai paaiškinu, ar ne? Bet vis dėlto, dabar kartu su manimi pasimelsi, pirmiausia turi nuoširdžiai atgailauti ir suprasti, kad tai taip neveikia. Aš nebenorėjau daugiau eiti į tą vietą ir dabar tai manęs nebeveikia. Ne, broliai, dvasinis pasaulis valdomas įstatymais, dvasinėmis ribomis. Yra ribos, negalite ieškoti bet ko. Tai gali sulėtinti jūsų gyvenimą. Gali tave nuvesti į pražūtį, jei dvasinėme gyvenime neužimsi tvirtos pozicijos. Nes mes esame dvasinėje kovoje. Ar tu tiki tuo? Ir Biblija sako, naudokite visą Dievo šarvuotę, kad atsilaikytumėte prieš velnią. Taigi mes turime kovoti, broliai. Tai yra Biblijoje, tai yra Dievo žodyje. Amen? Užsimerkite. Taigi,
Pirmiausia, pasimelskime atgailos malda, išpažindami savo nuodėmes, o po to pakartosite keletą žodžių čia. Ir žinoma, tai tik pavyzdys. Jūs galite melstis savo namuose ir aš tikiu, kad dvasiniai spančiai nukris Jėzaus vardu. Ne tik dėl jūsų žodžių, bet dėl to, ko tikite savo širdyje. Tai turi labai didelę jėgą dvasinėme pasaulyje. Žodžiai tikrai turi galią, bet kai jie ateina iš širdies, kuris su tai žodžiais dera. Amen. Taigi, melskimės Jėzaus vardu. Viešpatie mano Dieve ir mano Tėve, noriu tau padėkoti už šią ypatingą palaimintą akimirką. Ačiū tau viešpate, kad įdėjai šį žodį į mano širdį ir aš tikiu, kad jis jau išlaisvina tavo vaikus. Dieve, čia yra vyresnių vyrų, kurių gyvenimas buvo užstrigęs ir jie net nežinojo kodėl, bet dabar jie suprato. Tai tikrai gali būti dvasinė priežastis, durys, kurios buvo atvertos. Atvertos praeityje, bet dabar mes esame čia viešpate. Prašome tavęs atleidimo. Atleisk mums, o Dieve, nes dažnai mes įsivėlėme į šiuos dalykus, mūsų artimieji, mūsų tėvai į tai įsivėlė, meldėsi už mus, paminėjo mūsų vardą prie altoriaus, ant demono altoriaus, ne viešpaties altoriaus. Jie galbūt pašventė mūsų gyvenimą, o mes net nežinome apie tai. Viešpatie, mes prašome tavęs atleidimo. Dieve, už jų gyvenimą jie buvo dvasiškai akli. O Dieve, mes prašome tavęs atleidimo. Tėve, už mūsų nuodėmes. Už nuodėmes viešpatie tų, kurie dar tavęs nepažįsta. Viešpatie, tavo žodis sako, kad kai susituokėme, tampame viena kūnu. Ir kartais tai nebuvome mes, bet mūsų sutuoktinis priėmė tokį sprendimą. Pasigailėk, atverk jo akis, Tėve, atverk šio žmogaus akis. Kad jis galėtų suprasti, kad jis anksčiau darė neteisingus dalykus ir kad Jėzaus kraujas apvalo nuo kiekvienos nuodėmės. Todėl mes tikime, mes priimame viešpatie tavo atleidimo ir tavo gailestingumo. Priimame viešpatie šios nuostabios malonės, kuri mus apgaubė. Viešpatie. Ir dabar mes meldžiamės už savo dvasinę gyvenimą ir apsaugą. Ir mes prašome tavęs. O Dieve, jei kažkur praeityje buvo atidarytos kokios nors durys, kad tu viešpatie dabar uždarytum tas duris Jėzaus vardu. Sakykite taip kartu su manimi. Mano broliai, melskitės taip kartu su manimi. Jėzaus vardu aš uždarau tas duris, kurios buvo atidarytos okultizmui. Aš panaikinu dvasinėme pasaulyje visas spragas, kurias suteikiau priešui per okultizmo praktikas, per nuodėmes, ištvirkavimą. Aš dabar atšaukiu visus priešo planus prieš mano gyvenimą. Jėzau, apdenk savo krauju mano gyvenimą, mano šeimą, mano santuoką. Jėzau, aš šaukiuosi tavo kraujo savo namams. Ir aš prašau tavęs, Jėzau, uždaryk visas spragas savo krauju. Aš nepriimu jokio priešo puolimo, jokio piktojo puolimo prieš mano gyvenimą. Aš nepriimu, kad priešas turėtų vietos, kad jis rastų vietą mane gundyti, priversti mane suklupti. Aš dabar sudraudžiu kiekvieną piktą būtybę, kiekvieną apgaulingą dvasią, kuri bando trukdyti mano gyvenimui, kuri bando veikti prieš mano šeimą, sukeliančią miego sutrikimus, sukeliančią miego paralyžių, sukeliančią naktinius sutrikimus, sukeliančią širdies sielvartą, spaudimą. Aš dabar tai sudraudžiu viešpaties Jėzaus vardu. Dieve, tegu tavo angelai apsupa mus. Viešpatie, saugok savo žmones. Dieve, mes tikime, kad tu išgirdai mūsų maldą. Ir šiuo metu, Tėve, aš dedu savo rankas už tavo vaikus ir prašau tavęs. O Dieve, pašalink dabar viešpatie visą dvasinę naštą. Jėzaus vardu išrauk iš širdies visą šį skausmą, šį liūdesį. Čia yra žmonių, kurie verkia dienomis ir naktimis ir negali išsilaisvinti nuo skausmo, nuo praeities skausmo. Nuo skausmo dėl to, kas buvo prarasta. Bet aš prašau tavęs dabar, Jėzau, atnešk viešpatie džiaugsmą vietoj liūdesio.
Atnešk viešpatė savo ramybę, dvelk į savo tautą. Viešpatė, tegul tavo šventoji dvasia atnaujina Jėzau mūsų jėgas, atnaujink viešpatė mūsų tikėjimą. To prašau tavęs. Jėzaus vardu, prašau, kad viešpaties angelai būtų aplink mus, šiandien ir visada. Ačiū tau, mano Dieve, už tavo meilę, už tavo malonę ir už tavo gailestingumą. Aleliuja, amen, amen, broliai, šlovė Dievui. Žinot, prisiminiau savo kelio pradžią, kai buvau labai įsitraukęs į okultizmą, ar ne, broliai? Aš supratau, kad neužtenka tik atgailauti už savo nuodėmes, bet dabar man reikėjo apsispręsti, nes velnias visą laiką bandys sugrįžti ir mane pavergti. Bet tada prisimenu, kad eidavau į kiekvieną savo namų kambarį, savo namuose, patepdavau rankas aliejumi, ištiesdavau rankas ir sakydavau: priešė, tu nebeturi galios mano namuose. Broliai, aš pasinaudojau autoritetu, kurį man davė Jėzus, kad mindyčiau gyvates ir skorpionus. Ir jūs turite tai pritaikyti praktiškai. Amen? Nebijokite velnio. Vienas dalykas, kurį išmokau, yra toks. Mes bijome velnio, kol nesužinome, kad jis bijo mūsų. Įsidėmėkite tai, nes tas, kuris yra jumise, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Amen? Taigi jūs jau esate daugiau nei nugalėtojas. Atnaujinkite savo protą Dievo žodžiu. Leiskite Biblijai pakeisti jūsų mąstymo būdą. Ir štai, pati Biblija sako, Romiečiams 12 skyriuje 2 eilutėje, kad jūs patirsite Dievo valią, kuri yra gera, tobula ir maloni. Amen. Pakeiskite savo mąstymo būdą, negalvokite daugiau pralaimėliškai ar pesimistiškai. Nesusitelkite į praeitį, į tai, kas jau praėjo. Dievas daro kažką naujo ir jis nori, kad dabar augtumėte dvasiškai. Viskas, ką Jėzus jums iškovojo ant kryžiaus, yra jūsų teisė. Tai jūsų padaudas. Amen. Dievas pats Jėzus pasakė Jono Evangelijos 10 skyriuje 10 eilutėje: aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą ir jo turėtumėte apsčiai. Amen. Be to, Biblija taip pat sako, Romiečiams 5:17. Tie, kurie priėmė malonės dovaną, teisumo dovaną, tie, kurie suprato, kad Kristuje jie yra atleisti, jie buvo pakeisti. Jie yra teisūs Dievo akise. O dabar kaip su tuo? Ši ištrauka sako, kad šie žmonės viešpataus gyvenime. Amen, broliai. Taigi mes viešpatausime ne tik amžinybėje su Jėzumi. Ne, mes viešpatausime čia, štai šiandien viešpatausime. Virš nuodėmės, virš šio pasaulio, virš visko, kas ateina atimti mūsų ramybę. Mes viešpatausime nuo dabar. Amen. Šlovė Dievui. Tikiuosi, kad jums patiko. Amen. Ir užsiprenumeruokite mano YouTube kanalą, jei dar nesakate manęs. Kiekvieną dieną aš meldžiuosi ryto malda, vakaro malda. Ir tai buvo palaima. Kiek daug stebuklų, broliai, kiek daug perdalių. Ir nepamirškite, jei žiūrite per YouTube, aš palikau čia apačioje pirmame prisektame komentare. Aš paliksiu čia nuorodą, kad galėtumėte dalyvauti 7 dienų kampanijoje. Tegul Dievas suteikia tau pergalę visuose srityse. Amen. Te laimina Dievas, siunčiu didelį apkabinimą visiems. Likite viešpaties ramybėje.